Labas rytas, kolegos ir kolegės. Kągi, važiuojame šiandien sezoną uždaryti. Pirmasis spalio savaitgalis, oro temperatūra tik +5. Taigi, kaip sakoma, reikia išvažiuoti paminėti šią dieną. Einu užkursiu techniką. Nežinau, ar paskutinį kartą jau šiais metais. Tikiuosi, kad ne paskutinį. Dar norisi prabirbinti vieną kitą kartelį. Taigi, važiuojame iš pradžių. Nežinau, Vilniečiai organizuoja prie Angelo susibūrimą. Nežinau, pravažiuosime ar nepravažiuosime pro jį. O šiaip į Kauną susiplanavę nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip Kaunas uždaro renginius. Paskutinė šių metų rudeninė išvyka su Harley Davidson prasideda ankstyvą rytą, kai dangus dar buvo pilkšvas, o saulė tik mėgina prasimušti pro sunkius žemiškus debesis. Ore tvyrojo drėgna vėsi tyla, tokia, kokia būna tik rudenį, tokia, kurią girdi ne ausimis, o kūnu. Išriedant į vietinius kelius, kelias atrodė tarsi pravertas rudeninis koridorius. Medžiai su paskutiniais oranžiniais ir variniais lapais kūrė lyg tunelį, pro kurį skverbėsi švelni šviesa. Asfaltas buvo nelygus, vietomis apibarstytas nukritusiais lapais, tačiau būtent tai suteikė kelionė ypatingo jautrumo. Kiekvienas posūkis pareikalavo subtilaus prilaikymo, kiekviena tiesioji kvietė akimirkai atsipalaiduoti ir tiesiog skrieti pirmyn. Važiuoti Harliu buvo grynas malonumas šią dieną. Plati sėdynė, lėtas, bet galingas pulsavimas, švelni vibracija, kurią jauti tarp delnų ir kojų. Vėjo gūsiai glosto šalmą, kaip šaltos, bet draugiškos rankos, o Harley šonai žibėjo prieš pakilusią saulę lyg nupoliruotas gintaras. Toliau važiuota, tuo labiau gamta atsiskleidė. Kelias vinguriavo pro laukus, kuriuose dar liko keli rudo javų stagarų lopai, iš tolo kilo myglos juostos, lyg žemė dar negalėjusi apsispręsti, ar paleisti šilumą, ar jau pasiduoti žiemai. Miško pakraščiuose bėgiojo stirnos, jų judesiai greiti, lengvi tarsi šešėliai. Net Harley variklio gausmas jų negazdino, tik trumpam sustingo ir vėl dingo tarp medžių, palikdamos šnaruojančių lapų aidą. Keliukuose nusėtais rudeniniais kvapais drėgno žemės, klevo lapų, šalto oro vedė vis gilyn. Pravažiuojant pro ežerus vanduo atrodė visiškai lygus. Medžiai, stovintys aplink, atsispindėjo savo paskutiniais lapais ir veidrodinėje paviršiuje.
atvykom į uždarimą, bet taip išeina, kad biškį pavėlavom, arba čia labai viskas greit baigėsi. Kolektyvo sumažėjo. O, Vaidas savo žiogą rado. Ar nereiks man kitą sezoną žiogo ieškoti? Nu, kažkokio tai jo. Grįžtant namo, Harley riedėjo tarsi dalindamasis paskutinėmis sezono akimirkomis. Kelią dengiantis lapai sukūrė švelnų minkštą garsą, o saulė jau beveik pasislėpusi, tapė dangų rožiniais ir violetiniais potėpiais. Važiuoti buvo ne tik malonu, buvo gera, buvo lengva ir ramu. Tai buvo kelionė, kuri šį užbaigtą sezoną, bet ir palieka širdyje šilumos, laisvės, rudens, grožio pėdsaką. Tokios kelionės nepamirštamos, jos niekada nebūna tik pravažiavimas, jos tampa istorija, kol laukdamasis, kai pirmas pavasario saulės blyksnis vėl pakvies Harley pažadinti iš miego.